Mielos žuvys, ši astrologinė prognozė 2026 metams pagal Vedų astrologiją yra būtent jums. Na, o jeigu jūs vis dar nežinote, koks gi yra jūsų ascendentas pagal Vedų astrologiją, kviečiu parašyti komentare savo gimimo datą, laiką ir vietą ir aš būtinai padėsiu jums nustatyti. Praktiškai 80% žiūrinčiųjų nėra šio kanalo prenumeratoriai, todėl labai kviečiu paspausti mygtuką prenumeruoti, paspausti like, jums tai visiškai nieko nekainuoja, o man tai galimybė auginti šį kanalą ir parūpinti jums dar daugiau video. Taigi 2026 tai yra ugninio arklio, ugninio žirgo metai ir jau aišku, pats žirgas tai yra aktyvus gyvūnas, kuris nemėgsta stovėti vietoje, mėgsta judėti, dirbti. Ir be abejonės šie metai bus daugeliui labai aktyvūs metai, kai kviečia mus visi ženklai būti aktyviems. Kažkam tai sportas, kažkam tai nauja pradžia, nauji darbai, nauji verslai. Svarbiausia nesėdėti, negulėti ant tos sofos, nelaukti kažko, bet imtis iniciatyvos patiems, nepasimesti tarp naujovių, o žengti kartu koja kojon su jais, nes naujovių ir to dirbtinio intelekto produktų tikrai dar bus ir nemažai bus, tai svarbu eiti koja kojon su naujom technologijom. Primenu, kad ši prognozė, mielas žuvis, yra bendroji prognozė, o jeigu jums aktualu išgirsti, ką žada žvaigždės būtent jums asmeniškai, kviečiu užsirašyti į asmeninę konsultaciją. Visi kontaktai, kaip mane rasti, kaip su manim susisiekti, yra šio kanalo aprašyme. O aš pradedu jūsų, mielosios žuvis, prognozę 2026 nuo Saturno, kuris yra žuvų ženkle, taip, jūsų ženkle. Ir jis vis dar ten bus visus 2026 metus. Ir ką tai reiškia jums, mielos žuvis? O tai reiškia, kad tikrai toks rimtumo metas. Kiti žmonės galėjo pastebėti, kad jūs tapote rimtesni, jūs tapote labiau susikaupę, jums labiau rūpi vidinis pasaulis negu išorinis pasaulis. Saturnas verčia jūs peržiūrėti savo gyvenimą, peržiūrėti tas pamokas, kurias aš išmokau, ir jeigu dar neišmokau, tai tikrai jis pasiruošęs per šiuos metus juos jums pateikti. Na ir tos pamokas be abejonės susijusios su jūsų asmenybė. Kaip jūs mąstote, kaip jūs atrodote, kas jūs esate. Kai kuriems tai yra nauja pradžia, kaip naujas įvaizdis, nauja profesija, nauja pavardė kažkam. Tikrai Saturnas čia yra labai toks duodantis galimybės išaugti, duodantis išminties. Reikia svarbiausia laikytis disciplinos, palaikyti tą Saturno energijas, ne? Sakykime, tas rimtumas jums yra šiuo metu būtinas susikaupimas ir jį, aš manau, geriausiai jūs galite išnaudoti ir panaudoti būtent profesinėje ir socialinėje realizacijoje, nes būtent pokyčių metas laukia jūsų 10-ojo karjeros būsto ir jeigu dar neįvyko pokyčiai 2025-2026 tikrai turi įvykti. Arba kažkas iš žuvų pakeis karjerą, kažkas iš žuvų pakils pareigos, kažkas pradės visiškai savo naują kryptį. Čia gali būti labai įvairiai. Jeigu jūs nedirbote, tai yra ne tik karjeros būstas, bet ir socialinis būstas. Tai kažkas taps mama, kažkas socialinį statusą savo pakeis ištekėdama arba kaip tik atvirkščiai išsiskirdama. Todėl tai yra be galo svarbu ir tie pokyčiai bus labai svarbus. Taip pat Jupiteris iki pat
Birželio mėnesį yra jūsų ketvirtajame būste. Ketvirtasis būstas ir Jupiteris labai gerai draugauja, todėl čia galėjo išsiplėsti jūsų būstas. Pavyzdžiui, jūs galėjote padidinti savo gyvenamąjį plotą, galėjote antrą būstą nusipirkti. Jupiteris atneša tokią ramybę, išmintį, žinojimą, kad viskas bus gerai ir vidinės tokios laimės, būsena, kas yra nuostabu ir labai neretai mes galime ją patirti. Tai naudokitės tą galimybę iki pat birželio mėnesio. Jupiteris skatins čia atrasti tą savo tikrą vidinę laimę ir pajausti ją. O jau nuo birželio mėnesio Jupiteris pereina į 5. būstą, kuris irgi labai geras, labai svarbus ir čia jis labai stiprus. O 5. būstas tai yra ir mūsų vaikai. Gali ateiti džiaugsmas per vaikus, galite padėti savo vaikams atskleisti jų talentus, taip pat atsiskleisti jūsų kūrybiniai talentai, galite save realizuoti scenoje, kūrybingose projektuose, gali ateiti įkvėpimas, rašyti, kažką tai kurti, dalyvauti. Jupiteris čia duoda išminties ir kalbėti išmintingai, dėstyti kažką tai ir taip pat tą norą ir praplėsti savo žinias. Todėl visi mokslai, kursai, jeigu galvojate, planuojate, tikrai gali duoti labai gerus rezultatus nuo 2026 metų antros pusės, nuo birželio iki pat spalio mėnesio, kur jau Jupiteris įžengs trumpam į jūsų 6. būstą ir duos daug darbų, daug užsakymų klientų, duos pajausti balansą tarp darbo ir poilsio, duos galimybę peržiūrėti savo darbo režimą, ir atneš tokių pozityvesnių, sakykime, optimistiškesnių gaidų ir noro draugiškai išspręsti bet kokius konfliktus, jeigu tokius turėtumėte. Be abejonės, Jupiteris 6. konkurencijos būste, jis neduoda tokios geležinės valios konkuruoti, bet jis duoda išmintį, sutarti, atrasti kompromisą su savo konkurentais, su savo priešais, pagaliau atrasti tą kompromisą ir susitaikyti, kas yra labai gerai. Pažiūrėkime į Rahu. Rahu visus 2026 metus yra jūsų 12. būste. Ir čia jis duoda tokį norą keliauti, vėlgi, keliauti, pažintis su užsieniečiais, galbūt netgi persikelti gyventi į užsienį, emigruoti. Taip pat Rahu čia duoda galimybę, poreikį mokytis užsienio kalbų. Irgi Rahu tam yra palankus. Ir kaip tik tie norai, poreikiai, galbūt kažkur tai dalyvauti dvasinėse praktikose. Rahu čia gali pastiprinti jūsų intuiciją. Tik svarbiausia čia į iliuzijas nesiduoti. Rahu irgi čia gali pastiprinti tokias išlaidas, duoti daugiau išlaidų. Vėlgi čia labai atsargiai su paskolom, kur ir Jupiteris ten duos tokio nuo spalio kažkur tai. Ypač nuo spalis, lapkritis, metų pabaiga gali būti tokia labai, sakykime, aktyvumas, kur aš noriu galbūt paimti paskolą, bet reikia čia labai gerai viską įsitikinti, kad čia nėra mano tiesiog įsivaizdavimas, kad aš sugebėsiu išmokėti, bet kad aš iš tikrųjų sugebėsiu. Taip, Rahu ir išlaidų duoda daugiau šiais metais, tai čia labai svarbu finansus, savo kažkaip taip sustiguoti. Be abejonės, kai mes kalbame apie praplėtimą, savo namų praplėtimą, kažkaip arba įsigijimą antrų namų, tai tos išlaidos yra iš tikrųjų ir visai natūralios.
Ketų kaip tik visus metus duos tokį atsitraukimą nuo žemiškų dalykų, nuo kasdieninių dalykų, nuo rutininių dalykų, kur labai nesinorės į tai gilintis, bet kažkaip šeimos reikalai, va, tie puodai ir buitis, kažkaip patys, galima sakyti, patys savaime jums labai daug dėmesio tiems dalykams neskiriant ir išsispręs. Taip pat jau nuo lapkričio pakeis Rahu ir Ketu savo ženklus ir užduos visiškai kitą ritmą sekantiems 18 mėnesių. Rahu pereis į 10 būstą ir čia bus be galo stiprus ir aktualus jums. Jis čia duos tokių daugiau ambicijų, daugiau norų, tikslų siekimų, galimybę papildomai užsidirbti, galimybę gauti pagalbą iš mentorių, kažkokiu tai pagalba iš vyresniųjų, įsileimai į tarptautinę organizaciją, praplėtimas draugų rato praplėtimas arba tų grupių, kuriuose aš esu praplėtimas. Čia Rahu yra labai labai stiprus ir palankus. Jis suteiks galimybės ir iššūkius visus jūsų kūrybinius projektus realizuoti. Taigi, Ketu, kai jis pereis į jūsų 5 būstą, jis labai automatiškai duos jums geras idėjas, kūrybinių projektų idėjos, kažko, ką reikia kurti, ką reikia daryti, ką reikia rašyti, kaip reikia daryti, kaip dekoruoti ir panašiai, kaip reikia kalbėti. O jau tai gims natūraliai, o jau Rahu skatins ir padės, duos idėjų, kaip tai viską realizuoti, kaip tai viską parduoti, tas jūsų idėjas realizuoti visuomenėje. Be abejonės, tai yra labai toks prasidės jau nuo 2026 metų toks labai aktyvus laikotarpis savo tikslų įgyvendinimui. Su tuo jūs ir sveikinu, mielas žuvys. Linkiu jums, kad 2026 metai būtų jums ramus, laimingi, kad būtų pilni išminties, kurios jūs jau ir taip turite, kad jūs pereitumėte po šių metų visiškai kitą lygį, savęs ir kitų supratimo lygį. O aš dėkoju jums, kad buvote su manimi iki pat šio video pabaigos. Ačiū už jūsų patiktukus, ačiū, kad prenumeruojate ir būtinai susimatysime dar 2026 metais. Ate.